Labas vakaras, kviečia žiūrėti trečiadienio žinių laidą. Pagaminti pirmieji pabėgiai geležinkeliui Rail Baltica. Tarmių metus Jono Tutaraičio mokyklos bendruomenė paminėjo Vakaronę, neakivaizdinė kelionė po Lietuvos regionus. Dar šiemet Marijampolėje iškils paminklas poetui Kristijonui Donelaičiui. Bendrovėje Svetrak pagaminti pirmieji pabėgiai geležinkeliui Rail Baltica. Juos išbandžius po poros savaičių bus pradėta masinė gamyba. Įmonės vadovas tikisi, kad pavyks nugalėti konkurentus ir visuose Rail Baltica ruožuose Lietuvoje bus klojami Marijampolėje pagaminti pabėgiai. Marijampolės bendrovėje Svetrak pagaminti pirmieji įtemptai armuoti gelžbetoniniai pabėgiai europiniais vėžiais geležinkeliui Rail Baltica. Šie pabėgiai suprojektuoti Švedijos firmos Abetonk vadovaujantis Rail Baltica projekto techninėmis specifikacijomis. Techniniai reikalavimai tai yra greitis, yra ašinė apkrova į pabėgiai, ten kiti. Mūsų pabėgis atitinka tos techninius reikalavimus ir pirmoji partija pagaminta praeitą savaitę. Dabar iš tos partijos bus pabėgiai išbandyti, nors mes pilnai tikime, kad visus bandymus pabėgiai išlaikys ir pradėsim masinę gamybą. Masinę gamybą jau pradėsime gegužės pradžioj, čia už porą savaičių, nes jau artėja, jau yra žinomas vienas objektas šitos statybos, tai yra nuo Mockavos stoties iki valstybės sienos su Lenkija. Ten yra apie 16 kilometrų, apie 30 000 bus europinių pabėgių. Dar prieš pradedant masinę gamybą, pabėgiai bandomi ir sertifikuojami. Čia mes matome pabėgių statinio bandymo stendą. Kiekvieną dieną tam tikras kiekis pabėgių dedamas į šitą stendą ir veikiamas jėgos ir stebima jo elgesys. Jis neturi atsirasti tam tikrose vietose pavojingose plyšių. Ir stebima šitas plyšių atsiradimas per mikroskopą tokį, 50 kart didinantį, ir paprastai mūsų pabėgiai išlaiko. Gerardas Brazauskas tikisi, kad konkursuose pavyks nugalėti konkurentą Suvalkų pabėgių gamyklą ir visuose Rail Baltica ruožuose Lietuvoje bus klojami Marijampolėje pagaminti pabėgiai. Mūsų sąlygos ir mūsų kainos yra geresnės ir kol kas Lietuvoje lenkiškų pabėgių dar nėra. Ko aš tikiuosi ir ateityje nebus. Jeigu nesitikėti nugalėti, tai čia kaip olimpinėse žaidynėse, tik dalyvauti, ne, čia reikia nugalėti. Ruošintis gaminti pabėgius Rail Baltica geležinkeliui, gamykloje buvo padarytos nemažos investicijos. Čia yra naujos formos, čia mūsų inžinieriai pritaikė ir dalį įrangos, ana mašina, čia yra pjovimo mašina, jinai dabar pritaikyta pjauti, nes pabėgiai yra pjaustomi ir pabėgius europinius ir rusiškos vėžės. Jie skiriasi ilgiu, nes 2,70 m yra rusiškos vėžės ir 2,60 m yra europinės vėžės pabėgis. Taip kad kai kurios įrengimus reikėjo pritaikyti, dirbti su tais pabėgiais, nes įrengimai buvo suprojektuoti darbui su rusiškais pabėgiais. Šiandieną Rail Balticos trasa prasideda nuo sienos su Lenkija, eina per Mockavą, Šeštokus, Marijampolę, Kazlų Rūdą į Kauną. Tai šitoj trasoj bus apie 220 000 pabėgių, jau europiniai vėžiai. Koks tai kiekis šiek tiek mažesnis bus ir rusiškos vėžės, nes esamas geležinkelis bus remontuojamas lygiagrečiai. Ir rusiškos vėžės ten, kur yra senas jau geležinkelis, kur reikia remontuoti ir dėti jau gelžbetoninius pabėgius vietoj medinių arba dėl kitų priežasčių. Ir šitas. Aš manau, kad į Kauną turėtume, ne mes žinoma, geležinkeliečiai atvažiuoti 15 metais.
arba 2015 metų pradžioj gale, bet atvažiuosim į Kaunas ir tikiuosi mūsų pabėgiais. Į policiją kreipėsi 24 marijampolietis vidury dienos tapęs apiplėšimo auka. Anot nukentėjusiojo į jo garažą užėję jaunuoliai papurškė dujų ir pagrobė piniginę su 6 000 litų. Įtariamieji buvo greitai surasti ir sulaikyti. 26, 25 ir 21 vyrai sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Kalvarijos užkardos pasieniečiai sulaikė krovininį automobilį gabenusį vogtą automobilį ir 2 vogtus mikroautobusų variklius. Paaiškėjo, kad gabenami vienatūris Seat Alhambra ir 2 mikroautobusų Mercedes-Benz varikliai praeitą savaitę pavogti Didžiojoje Britanijoje. Dėl nusikalstamų būdų gauto turto įgyjimo pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai vakar atliko net keletą sėkmingų operacijų. Kaune atlikę kratas garažų masyvose ir vienoje sodų bendrijoje aptiko falsifikuotos degtinės, nelegalaus dyzelino ir kontrabandinių cigarečių sandėlius. Tos padienos vakarą tikra kontrabandininkų pjūtis surengta buvo ir Kybartų kelio poste. Čia vienas po kito sulaikyti 7 automobiliai. Kiekviename rasta rusiškų cigarečių kontrabanda, įslapstyta kuro bakuose, dujinės įrangos balionuose ar tiesiog salone. Visais atvejais automobilių savininkams surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai. Iš viso buvo sulaikyta kontrabandinių prekių už beveik 300 000 litų. 48 marijampoliečių į policiją teko kreiptis susiviliojus vienoje internetinėje parduotuvėje rastų skelbimu. Vyras sumanė įsigyti internete reklamuojamą muzikinį instrumentą. Už jį į nurodytą sąskaitą pervedė apie 6 000 litų, tačiau prekės negavo, pinigų žinoma taip pat niekas negrąžino. Marijampolėje šalia evangelikų liuteronų bažnyčios bus įamžintas lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio atminimas. Paminklas bus statomas rėmėjų lėšomis. Jį kuria skulptorius Zigmas Buterlevičius. Šiame skverelyje šalia Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčios iškils paminklas lietuvių grožinės literatūros pradininkui, lietuvybės skleidėjui Kristijonui Donelaičiui. Ši vieta pasirinkta neatsitiktinai, jis buvo evangelikų liuteronų kunigas. Poeto atminimo įamžinimu rūpinasi Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija. Tikimės, kad tikrai šiais metais rudenį gražiam orui ir auksiniam lapam šviečiant šioje vietoje stovės paminklas Kristijonui Donelaičiui. Šita vieta yra prie evangelikų bažnyčios ir todėl tai yra labai tikslinga ir labai prasminga. Ir labai džiaugiamės, kad bažnyčios klebonas sutiko ir aktyviai remia mūsų projektą. Kodėl Donelaičiui? Todėl, kad taip, kaip aš sakau, poetų poetas, pirmasis poetas, kuris pradėjo grožinę literatūrą Lietuvoje. Kitais metais, 2014 metais, visas pasaulis lietuviškasis švęs Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejų. Marijampolėje sąjūdis skirtas Donelaičiui prasidėjo nuo 2010 metų, kai buvo įkurta draugija. Dabar, kovo 27 dieną, mes įregistravome oficialiai Marijampolės Kristijono Donelaičio draugiją. Turime visus būtinus rekvizitus, turime teisę organizuoti jau ir šitą finansinį darbą. Todėl, kad paminklą kursime visuomenės lėšomis. Būtent labai prašome visų marijampoliečių, tiek organizacijų, tiek mokyklų, tiek atskirų asmenų aukoti šio paminklo statybai. Kristijono Donelaičio paminklą kuria skulptorius Zigmas Buterlevičius. Mes džiaugiamės, kad jis sutiko įgyvendinti mūsų idėjas. Jis pats yra, kaip sakė, baigęs Rygiškių Jono gimnaziją ir pats apsidžiaugė, kad jam teks kurti, tokį, sakykime, iš tikrųjų neeiliniam žmogui, neeilinį projektą įgyvendinti. Jis yra sukūręs paminklą palaimintajam Jurgiui Matulaičiui Skardupiuose. Jis yra sukūręs prie Rygiškių Jono mokyklos esantį atminimo ženklą pirmajam sąjūdžio mitingui Marijampolėje atminti. Pirmieji darbai jau atlikti. Architektas Gintas Vieversys suprojektavo šį skverelį, kuriam bus suteiktas Kristijono Donelaičio vardas.
pats skulptorius jau yra pasiūlęs mum porą variantų, porą maketų, bet dar galutiniai darbai nepabaigti, dar mes laukiame, jisai dar ruošiasi pasiūlyti, ypatingai biusto, nes vis tik labai svarbu Kristijono Donelaičio atvaizdas, nors jo atvaizdų yra labai daug sukurta, bet vis tiek mums kažkaip tai tokis tam tikra prasme būrių poeto, būriškas atvaizdas kiekvienam dar iš Jurkūno iliustracijų įstrigęs į širdį. Draugija turi daug suplanavusi darbų ir ypatingai šitiem jubiliejiniam metam. Ir vieną iš darbų jau atlikome vakar. Važiavome 7 žmonės, važiavome į Karaliaučiaus sritį, gimtinėje, Lazdynėliuose, tvarkėme ąžuolyną, suskaičiavome ąžuolus, jų yra 211, yra tokia mintis, su ponu Napoleonu Kitkausku kalbėjome, kad gal būtų prasminga iki tų 300 metų jubiliejaus pasodinti ir 300 ąžuolų, tai dabar kalbėsimės, galvosim, ar tą bendrą projektą čia mes įgyvendinsim. Jau prasidėjo pinigų rinkliava Donelaičio paminklui statyti. Platesnė informacija apie tai draugijos svetainėje. Jono Totoraičio mokyklos bendruomenė surengė vakaronę neakivaizdinė kelionė po Lietuvos regionus, skirtą šiems tarmių metams paminėti. Moksleiviai šokiais, dainomis, kulinariniu paveldu pristatė visus Lietuvos etnografinius regionus. Praėjusį penktadienį Jono Totoraičio pagrindinėje mokykloje ilgai netilo dainos, skambėjo muzika, liejosi linksmi pasakojimai. Įdomiausia, kad vienoje vietoje buvo galima išgirsti ne tik suvalkietišką, bet ir žemaitišką ar dzūkišką šnektą. Neakivaizdinę kelionę po Lietuvos regionus surengę moksleiviai, jų tėveliai ir pedagogai, dainomis, šokiais, linksmais pasakojimais, kulinariniu paveldu pristatė šalies etnografinius regionus. Lietuvių kalbos pamokose jie daug mokosi apie tradicijas. Čia surengė istorijos ir muzikos mokytoja. Kartu integravo pamokas ir apie Lietuvą. Vaikai tikrai noriai dalyvauja šioje veikloje. Kaip pavyko tėvelius pritraukti? Tėvelius pavyko turbūt pritraukti taip pat mokytojų dėka, nes mokytojos užkrėtė tėvelius, yra 2 motinos net vedančios šią vakaronę ir pilna salė sėdinčių tėvelių. Manau, kad tos tradicijos mokiniam, kurios yra perdavdomos iš kartos į kartą, minima jų paskirtis daiktų, maisto produktų gamyba, mokiniams ilgai išliks ši vakaronė atmintyje. Moksleiviai ruošdamiesi vakaronę išmoko ne tik šokių, dainų, bet ir anekdotų. Susitinka 2 žemaičiai, viens ir sako, ar užduosi myslę? Kas raudons ir gyvena po žeme? Nežinau, slieks. Noriu užduosiu tau. Kas raudons ir gyvena po žeme? Pirma raidė O. Nežinau, antras slieks. Šeštokas Rokas pasakojo, jog žemaitiškai pramoko per 2 dienas, o anekdotų ieškojo internete. Šiai vakaroniai moksleiviai ruošėsi labai atsakingai. Daug turėjom repeticijų, buvo laisvų pamokų, tai jas auklėti būdavo, žimdavo repetuodam salėje. O visokius patiekalus ir viską padėjau gaminti kai kurių klasiokų mamos. Nelabai sunku. Kažkaip linksmus dainos ir lengva išmokti. Ar įdomu buvo? Labai. Norvegijos sostinėje Osle vykusiose tarptautinėse kultūrizmo ir fitneso varžybose startavo ir puikiai pasirodė Lietuvai atstovavę Marijampolės klubo Tauras sportininkai. Visi jie grįžo su apdovanojimais. Savose kategorijose medalius laimėjo Vytautas Teresevičius, Vilma Šalaševičiūtė, Sonata Iljonskienė, Alina Čepurnienė, Greta Lebedeva, Mindaugas Giedris. Sportininkus treniruoja Rinaldas Česnaitis. Daugybė klausimų ir tik vienas atsakymas. Ordo kuro sistemų servisas.
Ordo. Naujoji gatvė 31A Alytus. Kviečia prekybos centras Litagra Marijampolėje. Ypač platus prekių pasirinkimas įtiks visiems, ko nors pritrūkusiems ūkyje ar namuose. Čia rasite ir naujausios žemės ūkio technikos ir atsarginių dalių jau jums tarnaujančiai. Visko, ko tik gali prireikti. Didžiausiame Marijampolėje įrankių skyriuje viską, ko reikia, rasti ir profesionalūs meistrai ir mėgėjai. Remontuojant namą ar butą, pirmiausiai užsukite į Litagrą. Čia platus pasirinkimas statybinių ir apdailos prekių. O nutarę pakeisti ir atnaujinti santechniką nuo smulkiausių detalių iki ilgiausių vamzdžių, viską taip pat rasite Litagroje. Visus reikalingus reikmenis čia ras žirgininkystę užsiimantys, o vienintelis Marijampolėje gyvulininkystės skyrius pasiūlys viską, ko reikia ir pradedančiam, ir stambiam ūkininkui. Tokios pasiūlos vienoje parduotuvėje Marijampolės krašte tikrai nerasite. Apsilankę Litagroje suprasite, kad kitos parduotuvės jums nereikia. Tiek naujienų paruošėme šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas jaukaus vakaro. Sudie.